tas rezultatas, aišku, 6-0, bet iš tikrųjų smagu, iš tikrųjų galim šiek tiek atsipūsti, kad mes praėjome tą sekantį etapą, nes, manau, būtų buvę neteisinga, jeigu mes nebūtume jame, bet, kaip pasakyti, kažkaip tai, nežinau, vėl taip atgavosi, kad mes vos nesusigadinom tos dienos. Gerai tai, kad nesijaučiam visi patenkinti. Kaip pergalė yra, bet aš matau vyrų veiduose nėra to tokio, o gerai buvo. Šios rungtynės buvo šiek tiek kitokios. Turėjo tą atspalvį mirties gyvybės klausimas. Manau, kad kai ką tai veikia. Manau, kad kai ta pertrauka irgi truputį tokia, kaip pasakyti, išmušė. Vėlgi, tai nereikia ieškoti. Yra tokia sistema ir čia aš neieškau jokių. Aš tik sakau, kad poveikis buvo, nes kiniečiai tokios pats sąlygos. Ir jeigu manęs kas nors būtų klausęs, ką rinktis, tai aš vis tiek sakyčiau, ne. Turi būti šitaip, kaip yra. Jau geriau laimėti visas tas rungtynės ir, kaip pasakyti, ir čia žaistis, kaip bebūtų jinai, sąlyginai paskutinė komanda, kaip ten išėjo. Pradėjom kažkaip tai vangiai. Visai ne taip, kaip tarėmės ir nekontroliavom kamuolio, nebuvo spaudimo, gynyba, puolimas nebuvo organizacijos, gavom laisvų metimų, metėm, nepataikėm, per pirmą pusę 14-30 išmetėm. Pataikėm 5, bet paskui padarėm korekcijas ir nusprendėm, kad čia ne 30 konkursas, o yra svarbios rungtynės. Ir pirmiausia, vėlgi gynyboje, vis tiek dar ne taip, kiek norim, bet pradėjom agresyviau žaisti ir statistikos duomenim ir kamuolius pradėjom imti. Ir aš manau, kad Linas tikrai kaip lyderiškai sužaidė ir komanda žaidė jam. Ko daugiau ieškoti, jeigu mes suradom silpną vietą. Šį vakar Rūbinėje su vyrais teko griežtai pakalbėti, tarkim, per didžiąją pertrauką? Taip, teko. Patys buvau pikti ant savęs, bet kartais reikia pabudinti. Ar kaip viršinali psichologinė įtampa jau bus mažesnė, kaip manot? Turbūt mažesnė, bet aš manau, kad svarbu, kad nepakištų kojos tas dalykas, žinojimas, kad tu esi labai arti tos ribos. Svarbu šitai, bet dirbsime. Gal irgi nėra blogai, vyrai žino, kad gali atsilošti. Tas yra pliusas, tas yra iš tikrųjų pliusas, bet nenuvertinant Kinijos rinktinės ar ne, todėl kad šita rungtynė, bet tu negali su kitom rinktinėm eiti žaisti ir atsilošiu. Čia toks neteisingas požiūris. Neteisingas požiūris. Tu turi kibti nuo pat pradžių. Taip, varžovas atsimena turbūt rungtynę su Kanada. Tai aš manau, kad tikrai geriau gynėmės, bet jie pataikydavo gerus metimus, mes ten kažkur tai klaidas, kažkur kamuolių nepasėmėm. Bet tikrai buvo tokia koncentracija. Šiandien nuo pat pradžių kažkodėl tai nežinau, kažkokia tai išsiblaškę buvo. Tai va po to, tai matai, kad dega, prasideda toks truputį gal nuramini ir sakai vyrai, tęsiam toliau. Nes ateis, negali taip pataikyti ir tas duoda rezultatų. Tai va šituo atžvilgiu taip. Bet ne taip, kad išeini savo ir įmet, atsilošim. Ne. Toks požiūris yra klaidingas ir gali būti nubaustas. Ar Gecevičiaus žaidimas toks, kokio jūs tikitės ir laukiate jau? Martynas padėjo mums, įsimetė reikalingų tų taškų ir buvo tas, kuris pataikė. Aš manau, kad jisai gali ir geriau. Šiandien mūsų suolas buvo ilgesnis, nesužaidė Andriuškevičius, Seibutis, nedaug Klimavičius, bet žinote, per daug atsakingos tos rungtynės ir kaip ten rotuoti, labai sunku, bet aš tikiu šitais vyrais ir žinau, kad jie darys viską, kad padėtų komandai. Ačiū.